jūsų dvaro istoriją, juk aš tik vietininkas, jūs šio dvaro valdytojas. Prašau, ponas Antonijo. O didysis valdove, skaičiau storose knygose, kaip Napenionio dvaro 1442 metų lapkričio 7 prieš Šventą Mykolą per Šventosios upę, per Anykštos upę atjojote į šitą dvarą ir įjoję į dvarą pamatėte kairėje pusėje didžiulį gyvenamą namą, tvartus, klojimus, beržines, rūsius, ledainės ir pasitiko jos dvaro vietininkas ir buvote jūs čia paprašytas padėti savo ranką ant labai svarbaus dokumento, kurį, jeigu leistumėt, norėčiau dar sykį perskaityti. Nuo didžiojo kunigaikščio karalaičio Vilniaus ponui Astikui. Prašė mūsų kraštas Daugintaitis 3 žmonių vardais – Kikas, Domutis, Novenis iš Pieninių Valsčiaus. Ir mums sakė, kad jie nekeliuočiai ir neduoklininkai. Jeigu tikrai taip ir panorės jie jais būti, duok jam tuos 3 žmonės iki mūsų valios. Rašyta Anykščiuose Švento Mykolo dienos išvakarėse lapkričio 7 indikto 6. Pats didysis kunigaikštis. Ačiū jums, valdove. Ačiū mokslininkui Antonijo. Aš matau, kad kartu su kunigaikščiu atvyko didelis būrys jo palydos ir jo apsauga, manau, taip pat mums pademonstruos, ką sugeba ir kaip jūs gali apginti ištikus pavojams ar užpuolus priešams. Visų dvariškių čia atvykusių svečių noriu pasakyti visiems, kad kunigaikštis išvykdamas, ko nesuvalgys, paliks. Galėsite ir jūs pasivaišinti. Garbioji publika, mes, garbiojo kunigaikščio sargyba, viduramžių pasiuntiniai, sveikiname visus čia šiandien susirinkusius. Norėtume pakviesti jūs į tokiai neįprastai, tačiau įdomiai istorijos pamokai. Kviečiame nusikelti jūs 500 metų atgal ir galėsite ne tik pamatyti ar išgirsti, bet taipogi ir pajausti bei paliesti viduramžių istoriją. Taigi, viduramžiais riteris, toks kaip aš, buvo pats svarbiausias karys. Na, mes čia Lietuvoje įpratę savo riterius bajorais vadinti, tačiau patikėkite, Žalgirio mūšį buvau, niekuo nuo vokiečių nesiskiriam, tik tais mados truputį kitokios. Pas mus labiau itališkos mados, apranga bei šarvai, o vokiečiai savo tokią kvailą vokišką madą turi. Taigi, kiekvienas riteris turėjo turėti 3 svarbiausius dalykus. Pirmiausia, reikėjo turėti šarvus. Na ir žinoma žirgą. Na, atsiprašau, savo žirgą palikau stovėjimo aikštelėje. Antras dalykas, kiekvienas riteris turėjo turėti ginklą. Tai čia aš turiu kalaviją, laikomą riteriškumo simboliu. Na, taipogi galiu pasirinkti daugybės kitų ginklų, jei tik tais norėčiau. Na ir galiausiai, kiekvienas riteris turi turėti širdies damą. Ateikite, arčiau, mieloji dama. Na, kai baigsis kunigaikščio puota, galėsime nukeliauti į mano pilį. Pasitraukai, mėti! Mano dama, neklausykit to bjaurybės, jisai yra melagis. Nei pinigų jisai neturi, nei pratų kažkokių tai rengia. Kas tai beidžiasi? Jūs, serė, ne riteris, jūs... Riteris! Šarvuose! Gerai, giminės herbą neturite! Kunigaikščio vėliavą kaunatės! Išsiaiškinsim, kuris čia labiau riteris. Aš kviečiu jūs į Virbalą! Mano dama, paprašykit šiek tiek pasitraukti. Ten, kur jums bus saugiau. Gyda! Atneš geresnį kalaviją, kovinį, šitas ceremonijos. Na jau prisirašė!
Užteks! Užteks! Ha! Tai nugalėtojai. Mano dama pabėgo! Jie po gerų smūgių galva blogai mato, blogai girdi ir nieko neatsimena. Aplodismentai mano damai! Beje, garbioji publika, regėjote, kaip viduramžiais tvarkydavomės su tais, kurie mandagumo nemoka. Na, o dabar pakalbėsime šiek tiek apie mūsų verslo įrankius, tai pavadinkime ginkluotę.